Ar WHOOP 4.0 apyrankė tikrai gali padėti geresniam miegui, būti žvalesniam ir dar geriau pažinti savo kūną? Aš šią apyrankę nešioju jau beveik metus. Tai pasidalinsiu, kaip man jinai padėjo ir ką jums reikėtų žinoti prieš ją įsigijant. Šis video nėra remiamas WHOOP, tai yra mano paties nuomonė, bet jeigu norėsite įsigyti šią apyrankę pats, paspausk nuorodą esančią mano video aprašyme, taip gausi pirmą mėnesį nemokamai ir prisidėsi prie mano kanalo. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kas yra WHOOP 4.0. Tai nėra tradicinis fizinio aktyvumo trekeris, kaip sakykime Garmin arba Apple Watch. Tai minimalistinė apyrankė su jutikliais, kurie matuoja organizmo signalus – širdies ritmo pokyčius, odos temperatūrą, kraujo deguonies lygį ir dar daugiau. Jinai nėra skirta profesionaliems sportininkams, kurie nori žinoti kiekvieną detalę apie fizinės veiklas. Tam labiau ko gero tinka Garmin laikrodžiai. Šita apyrankė yra skirta stebėti savo organizmą ir jį suprasti, kaip jis reaguoja į veiklas ir fizinį krūvį. Šios apyrankės visa informacija yra pateikiama programėlėje, kuri duomenis paverčia vertingomis įžvalgomis apie tą fizinį krūvį, atsistatymą, miegą. Mano manimu, tai yra puikia stotelė tarp Garmin laikrodžio ir Apple Watch. WHOOP yra tikrai patogi apyrankė. Kartais net įmanoma pamiršti, kad jie nešioja ant rankos. Baterija veikia 4-5 dienas, o unikali baterijos pakrovimo sistema leidžia ją pakrauti net nenusijėmus jos nuo rankos. O tai reiškia, kad niekada nepraleisi duomenų ir nepamirši jos kažkur besikraunančius ant spintelės. Be to, tiek apyrankė, tiek baterija yra atsparios vandeniui. Dėl to gali jas abi nešioti duše, baseine arba intensyvios treniruotės metu. Svarbiausia WHOOP funkcija – atsistatymo sekimas. Kiekvieną rytą programėlė pateikia atsistatymo rezultatą pagrįstą širdies ritmo pokyčiais, ramybės būsenos pulsu, kvėpavimo ritmu ir miego kokybė. Rezultatas pateikiamas 3 spalvų sistema. Raudona reiškia, kad organizmui reikia poilsio, geltona, kad situacija vidutinė, o žalia, jog esi pasiruošęs dideliam fiziniam krūviui. Ko gero įspūdingiausia tai, kad šie rodikliai iš tiesų atspindi mano savijautą. Po prasto miego, kuomet atsikeliu pavargęs, WHOOP'as iš tiesų rodo mažą mano atsistatymo lygį. Ir, žinoma, atvirkščiai, kuomet esu kupinas jėgų ir gerai pailsėjęs. WHOOP neapsiriboja tik žingsnių ar sudegintų kalorijų skaičiavimu. Jis matuoja visos dienos fizinę, širdies ir kūno apkrovą. Man tai padėjo pakeisti sporto planavimą. Kartais WHOOP skatindavo mane padidinti apkrovą, o kitomis dienomis vertė atsisakyti sunkių treniruočių, kai mano organizmas buvo tam nepasiruošęs. WHOOP ne tik seka, kiek laiko miegojai, bet ir detaliai analizuoja tavo miego fazes bei prabudimus. Ir rekomenduoja, kiek valandų turėtum miegoti atsižvelgiant į dienos krūvį. Miego trenerio funkcija netgi siūlo optimalų laiką, kada reikėtų eiti miegoti, priklausomai nuo tavo apkrovos ir to, ar kitą dieną nori pykinti, ar tiesiog gerai jaustis, ar minimaliai išgyventi. Viena vertingiausių funkcijų tai yra kasryt pildomas žurnalas apie vakar dieną. Jis leidžia stebėti, kaip tokie veiksniai kaip kava, alkoholis, valgymas prieš miegą ar meditacija veikia tavo atsistatymą. Laikui bėgant WHOOP pradeda tave pažinti ir pateikia aiškius duomenis apie tai, kokie įpročiai tau padeda, o kokie kenkia tavo rezultatams. Programėlė yra aiški ir lengvai naudojama, pateikianti sudėtingus duomenis paprastu formatu. Mėnesio ataskaitos leidžia tau stebėti ilgalaikės tendencijas, o bendruomenės funkcija suteikia galimybę jungtis prie grupių ir lyginti savo rezultatus su draugais ar kitais sportininkais. Pakalbėkime apie WHOOP'o minusus. Vienas didžiausių yra prenumeratos modelis. Patį įrenginį gaunate nemokamai, bet reikia mokėti už prenumeratą, kas kai kam gali pasirodyti per brangu. Taip pat krūvio sekimas labiau pritaikytas ištvermės ir kardio sportui, o ne sunkiai atletikai. Be to, nors baterijos veikimo trukmė yra gera, mažas baterijos pakrovėjas gali labai lengvai pasimesti. Ar WHOOP 4.0 yra vertas dėmesio? Po 10 mėnesių naudojimo galiu sakyti, kad taip. WHOOP'as padėjo man geriau suprasti, kada verta intensyviai sportuoti, o kada geriau pailsėti. Pakeisti ir pagerinti miego įpročius, išlaikyti fizinių veiklų nuoseklumą ir nepervargti. WHOOP 4.0 vertė slypi ne vienoje konkrečioje funkcijoje ar detalėje, o visumoje ir įpročių pakeitime. Apyrankė pateikia objektyvius duomenis apie tavo sveikatą, o tai padeda lengviau priimti geresnius sprendimus. Jei nori rimčiau žiūrėti į sportą ir atsistatymą ir tau neužtenka Apple Watch duomenų, WHOOP tikrai yra vertas tavo dėmesio. Nors prenumerata gali atrodyti kaip trūkumas, jį garantuoja nuolatinis naujovas ir tobulėjančią sistemą ir naują įrenginį, kuomet jis išeina. Bet ar verta tau jį pirkti? Jeigu nori geriau pažinti savo kūną,
ir priimti protingesnius sprendimus sporto atžvilgiu, manau tikrai taip. Ir jeigu norėsi išmėginti, video aprašyme yra nuoroda, kuri tau suteiks pirmą mėnesį nemokamai, na o jeigu po to mėnesio apyrankė tau nepatiks, galėsi tiesiog grąžinti be jokių įsipareigojimų. Ir jei ši apžvalga buvo tau naudinga, nepamiršk paspausti like ir subscribe mygtukų. O jeigu turi klausimų apie WUP 4.0, palik juos komentaruose, tikrai atsakysiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito video.